Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 21 dieną. Fokusas. Va. Atvažiavome į objektą 7:30 ryte. Vanduo paliesas kaip 15 minučių kažkur tai. Objektas Vėvininkai, čia prie Vievio. Va, toksai va didžiulis prūdas. Aišku, čia kalnuota labai vietovė iš tikrųjų. Va tas namas 65 metrus gręžė ir tas nepasidaręs, va tas sekantis namas. O prieš 3 metus nuo kalniuko sodybai gręžėmės, tai 5 metrai gavosi grįžinukas ir 2 kubai valandą. Čia dabar grįžinukas gavosi 6,20 gilis bendras, ne, 6,30. Pamatavom vandens debetą, 28 sekundės, 12 litrų vandens, 12 litrų kibiras vandens. Tai čia gaunasi kubas 540, tai čia sočiai. Tokio debeto vandens, va. Ir va, žiūrėkit, dabar daug kas baidosi, kad prie prūdų gręžiam. Prie va tvenkinių. Vat kokie 4 metrai nuo tvenkinio gręžiam. Ir vat matot, tvenkinio lygiai šachtai stovi vanduo. Tai va dabar prileisim stiklainiuką vandens. Vat kaip pavyzdys, nes čia daug komentarų, čia prūdo vandenį, tu geri. Va, žiūrėkit, prileidžiu. Va tokia va skaidrumo vanduo, ne? Vat, visiškai skaidrus. Nei smiltelių nieko nėra. Vat matot, va, visiškai skaidrus. Ir dabar pripilsiu tiesiai iš tvenkinio vandens. Vat ir matot, va koksai rusvas tas vanduo. Aišku, taip kamera gal neperdoda, bet. Ir šitą prūdą maitina va toksai va gražus žvyrukas. Toksai va rusvas gražus žvyrukas. Jis tęsiasi iki 3 metrų. Po to nuo 3 metrų prasidėjo kietas akmenuotas priemolis rūdas. Ir prasidėjo nuo 3,40 iki 6,20. Toksai va gražus va žvyrukas vandeningas. Vat matot. Va. Toksai va gražus. Stambi labai frakcija. Dėl to va ir vandens gerą kiekį duoda. Tai va, ir čia nieko bendro absoliučiai neturi prūdo vanduo ir gręžinio vanduo. Atvažiuojam su džipuku prie kabėlę. Ir vėl tas fokusas. Nenori fokusą, daryk, ką tu nori. Telefoną šiais metais pasikeisim, pasidovanosim gimtadienio progą. Atvažiuojam su džipuku prie kabėlę. Gręžimės rankiniu būdu vandens pagalba. Ir vat, čia dabar va kalniukas. Čia vienas statinys užsakovo. Dabar va įstrižainės ištampytos šniūrai. O čia va bus būsimas namukas. Ir šitą namuką, čia kažkur tai apie 15-20 metrų nuo gręžinio taško. Įsives mūsų gręžinuko vandenį į šitą būsimą namuką. O taip atrodo pati vietovė, Vėvininkai, kalnuota vieta, aišku. Ten apačio ežeras. Pas vieną kaimyną 24 metrai artesnis gręžinys padarytas, bet ten jau ežero lygį pasiektas. Tai va, čia yra gruntinis vanduo. Jis skanus, geras, be geležies, graži rusva spalva. Tai jau 2000 eurų žmogus sutaupys nuo geležinių filtrų. Jau nereikės nieko. Iš vis neįsmėliuoja. Labai geras vandenukas. Ja. Geras rezultatas. Daug kas sako, o tai sekmadienį negalima dirbti šventą dieną. Tai aš sekmadienį pasidarau bet kada. Dirbant savęs, tai man sekmadienis gali būti ir pirmadienį, ir antradienį. Šią sistemą tik tai yra sugalvojus. 5 dienas dirbi, 2 laisvą. Tai va, tai kaip sakant, geras rezultatas. Gera nuotaika, oras apniukęs, bet viskas liuks. Užsakovas veža jau pinigėlius, po pusės valandos sakė bus. Tai va, laukiam. Po truputį pakuojamės. Tai va, tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.